had together over the last 5.5 years. Ir žiūrint į jūs, aš prisimenu pastarosius 5 metus, kuriuos praleidau kartu su jumis. I'm especially touched by the many instances, by the many occasions of hospitality that you shared with me. Aš ypatingai esu paliestas tų tokių susitikimų, kai jūs mane labai svetingai priėmėt, jūsų svetingumą ir pasirūpėsi. Inviting me to your garden houses and times with your families, and I spent overnights in many of your homes, and I just thank you for all the hospitality that you gave me. Thank you. Tai ačiū jūsų svetingumą, kai jūs pakviesdavot mane sode dirbti, kelti bulves. It's been fun. This chapter of my life has gone very quickly, and it's been a really great experience. Šitas toks knygos tarsi skyrius praėjo pro mano gyvenimą labai greitai ir buvo labai man svarbus ir ypatingas potyrio iš patyrimo pusės. My memories of you and of Lithuania will remain in my heart forever. Ir tie prisiminimai apie Lietuvą ir kai laikas praleistas su jumis, pasiliksiu visuomet nuolat mano širdyje. I especially remember the youth camps, Ypač aš labai gerai prisimenu jaunimo stovyklas, English classes, anglų kalbos pamokas, volleyball, tinklinė and just other times with your family and church. kitus įvairius laikus ir žinoma bažnyčia. Thank you for the kind words that you've shared with me over the past few days as I'm preparing to leave. Ačiū Jums už Jūsų dosnius žodžius, kuriuos man pasakėt išreiškėt prieš jau ruošiausi išvažiuoti. As I leave, I want to take this opportunity Ir kai aš išvažiuoju, aš noriu pasinaudoti šią galimybę, to wish God's blessing on you and the plans that you have. kad palinkėti Jums Dievo palaimos, tai kas yra Jūsų kelyje ir Jūsų planuose. There will always be a part of me that is Panevėžietis ir Lietuvis. I want to give a special thank you to Panevėžys Free Christian Church for hosting this picnic today. A big thank you to Ruda, Ole, Ilona, everybody from church. Thank you. If you haven't written a greeting or a linkėjimai to me yet, please do so before you leave. Okay? This is a bed sheet. This will be on my bed, okay? So it will be very close to me. O, čia toksai žiaurus klausimas. Koks Berio mėgstamiausias miestas Lietuvoje? Vilnius. Klaipėda labai Šilutė buvo mano pats pirmas miestas, kur gyvenau Lietuvoje prieš 12 metų. O ten didelė vieta mano širdyje. Irgi netoli iš Klaipėdos. Ir labai mėgstu Klaipėdą. Ką Beris vertina labiausiai Lietuvos žmonėse? Ai, per kalbą Beris. Po kiek šalių Beris keliavo, arba keliose šalyse jisai buvo? Skaičių. 52. 52. O kokiuose gal? Kiek yra pasaulyje 100? Kiek pasaulyje? Mažiau. Dar daug liko. Dar daug liko. Bet nieko nėra labai daryk taip, daryk taip. Daryk taip. Ką daryt?
Greitai pavargau, o man suskamba žodis